Sokrato apologija yra vienas įdomiausių Platono kūrinių. Dažniausiai mes įsivaizduojame Platoną kaip dialogų autorių, o Sokrato apologija griežtai kalbant nėra dialogas. Tačiau dialogai yra įtraukti į tą kūrinį. Jinai talpina savyje dialogus, bet pati žanro prasme jinai nėra dialogas. Ir dėl šios priežasties tai yra vienas struktūrinių raiškos požiūrių įdomiausių Platono tekstų. Šiame kūrinyje kalbama apie tai, kaip Sokratas siekia pasiteisinti prieš jo kaltintojų mestus kaltinimus. Sokratas buvo kaltinamas tuo, kad jis negarbina tų dievų, kuriuos Polis, tai Atėnai garbina, bet įveda naujus dievus ir taip pat jisai gadina arba tvirkina jaunuolius. Pagrindinis momentas yra tas, kad Sokratas atskleidžia savo įtakos jaunimui esmę ir prigimtį, kodėl jis toks populiarus tarp jaunuolių, kodėl jie jį sekiojo ir mokėsi iš jo. Ir kartu parodo, kad tie kaltinimai jam metami, jie nepasiekia tikslo, nes patys kaltintojai nelabai supranta, kuo jį kaltina. Ir kaltina iš esmės ne tuo, kuo reikėtų, ar apskritai nesupranta pačios savo kaltinimo esmės. Ir pedagoginė šio kūrinio esmė ir taip pat politinis jo aktualumas kyla iš to, kaip Sokratas žvelgia į Atėnų žmogų, kaip Sokratas siekia ugdyti žmoguje dorybę. Jis teigia, kad nėra svarbu žmogui treniruoti kūną arba kaupti turtą, daug svarbiau jam lavinti dorybę. Ir tą dorybę jis lavino, kaip dabar mes pasakytume, personalizuotų būdų, individualių būdų, stabdydamas žmogų gatvėje ir teiraudamasis jo kokio nors dalyko, laukdamas tam tikro atsakymo, tą atsakymą nagrinėdamas ir jį paneigdamas, taikydamas paneigimo arba elenchos metodą. Ir to metodo esmė parodyti žmogui jo nežinojimą. Nes tais laikais, kaip ir šiais laikais, žmonės dažniausiai yra labai geros nuomonės apie save, mano, kad jie išmano labai gerai įvairius dalykus ir konkrečius dalykus, išmano pozityviai, turi daug konkrečių argumentų empirinė prasme. Ir Sokratas kaip tik bandydavo parodyti, kad jie nesutarė patys su savimi. Ir šito metodo įdomumas dar ir tas, kad paneigimas nebuvo kreipiamas į bandymą paneigti konkrečius faktus, kuriuos pateikia pašnekovas ir priešinant tiems faktams savo, Sokrato faktus. Bet parodymas, kad pašnekovo pažiūros yra nekoherentiškos, nekonsistentiškos iš vidaus, kad jis mano ir tam tikrą dalyką, tuo pat metu ir jam priešingą dalyką, pavyzdžiui, A ir ne A tuo pat metu, ir jis pats save paneigia. Nes Sokratas paneigia jį pateikdamas kažkokių teisingų faktų, kurie nuneigia klaidingas kažkokias nuomonės, bet jis parodo tam tikrą prieštarą paties pašnekovo mintyje. Čia parodoma, kad pats žmogus nežino, ką jisai mano. Ir tokio argumentavimo esmė parodyti žmogui būtinybę susivokti savyje pačiame. Kai Sokratas sako, pažink save patį, gnotis auton, jis turi galvoje, kad pats žmogus turi atrasti savyje tą šiaudą, už kurio galėtų įsitverti, arba tą kabliuką, už kurio galėtų įsikabinti, o Sokratas tik tai katalizuoja, tik tai bando aktyvuoti žmoguje tą galimybę susirasti tą kabliuką arba tą šiaudą, siekiant, kad pats žmogus pastebėtų, kad jis pats nesutarė su savimi pačiu, kad jis pats turi įsivesti tvarką savo paties mąstyme. Sokratas labai įdomiai išlaiko šiek tiek ir to tradicinio ištaros elemento, tą prasmės dalį, kuri tradicinėme interpretavime matyti, bet dar prideda filosofinį aspektą. Taip labai
savitai sujungia, šiek tiek išlaikydamas ir to tradicinio prasmės krūvio ir pridėdamas filosofinį krūvį. Tai žmogus pradėjęs nuo gilinimosi į save, atranda savo išmanime skirtumą tarp vienų dalykų, kurie jam yra labiau aiškus, ir dalykų, kurie jam yra mažiau aiškus arba visiškai neaiškus. Ir tie, kurie visiškai neaiškus, yra metafizinės plotmės dalykai. Kokia galutinė tikrovės prigimtis. Kas yra tikrovės pamatuose. Žmogui tie dalykai nėra aiškus, bet žmogus turi aiškesnį supratimą apie tai, ką jisai gali pats pagaminti, ką jisai pats gali įsteigti. Jisai turi supratimą apie savo žmogiškus dalykus, kuriuos įsteigia savo valia ir tam, kad išspręstų savo konkrečias problemas. Pavyzdžiui, steigia politinės institucijas, kuria meno kūrinius, įsiveda tam tikrą tvarką visuomenės gyvenime. Tai yra žmogiškoji sritis. Ir tada ta visa Elencho procedūra ir yra nukreipta į siekį parodyti pašnekovui, kad jis neišmano tų dalykų, kuriuos jis tarėsi išmanąs, pozityvia prasme, taip tarsi būtų Dievas. Ir parodymas, kad jis neišmano to dalyko, ne atnešant faktų iš išorės, kurie nuneigtų tą netobulą žinojimą, bet parodant, kad tas žmogaus turimas žinojimas loginė prasme yra nekoherentiškas, nekonsistentiškas, kad jo pažiūros susipjauna tarpusavį, kad jis mano ir vienaip, ir kitaip, bet jis nesuvokia šito prieštaravimo ir tada Sokratas tarsi katalizuoja, tarsi aktyvuoja šitą pamatymą, kad tu prieštarauji pats savo. Tai įneša tokį sąmoningumo momentą. Ir kartu žmogus reflektuodamas, kad jis negali tų dalykų aiškiai atsakyti, supranta, kad jis neturi pozityvaus žinojimo, bet tada atsiranda galimybė jam jau kažkiek priartėti prie to kitoniško filosofinio išmanimo. Ir Sokratas kaip tik prie tokio kreipia. Ir tada tikslas nėra tą žmogų pažeminti, bet tikslas yra įskiepyti jam dorybę per tą kuklų suvokimą, kad tu nežinai to, ko nežinai. O jisai pats Sokratas, suprasdamas savo nežinojimą geriau negu kiti, iškyla kaip visiškai unikali figūra to meto kultūroje ir to meto politikoje.